Šefas LT kulinarinė ekspedicija lankosi Viduržemio jūros pakrantėje, Ebro upės deltoje, kuri visiškai neprimena Ispanijos matytos visos mūsų kelionės metu. Ebro delta tai milžiniški vandens apsemti žemės plotai, plytintis aplinkui kiek akis užmato. O vietiniai ispanai šiuose laukuose augina savo pasididžiavimą – Arroz Bomba ryžius. Pasidairyti po ryžių laukus mus pakvietė ryžių malūno Molí de Rafelet savininkas Rafaelis Margalefas, puikiai išmanantis visas ispaniškųjų ryžių auginimo paslaptis. Čia galime pamatyti puikius ryžius, kuriem trūksta dar 15 dienų. Dar truputį geltoną, sako Rafaelis. Cada año nosotros el arroz es de cosecha propia nuestra y después de pequeños agricultores. Y cada año los agricultores les supervisamos el cultivo y les hacemos según cómo cambiando la variedad. Cambiar la variedad, porque así también va muy bien para la tierra. Arroz Bomba ryžiai auga tik Ispanijoje ir šie ryžių rūšis yra tiesiog privaloma gaminant tokius tradicinius ispaniškus patiekalus kaip įvairios paėjos ar kraujinė dešra, vadinama morcilla. Todėl šiuos ryžius ispanai saugo kaip savo kulinarinį paveldą. Esto de aquí es tubo de riego que viene directamente del río. Esto cogen de la sud de Cherta, cogen el agua. Esto es el agua limpia, digamos. Mira, el tío. Čia gyvena labai daug upinių vėžių, tačiau čia jie laikomi parazitai ir juos naikina. Atvažiavome į malūną, ryžių malūną. Nukrito dangtelis, domo dangtelis. Čia gerai. Taigi dabar esame ryžių malūne, kuris priklauso trečiai šeimos kartai. Pats malūnas yra įrengtas nuo 1935 metais ir visas gamybos procesas vyksta senu rankiniu būdu. Jokių konservantų, prieskonių ar cheminių medžiagų. Vien rankų darbas ir senos girnos. Tuo pagrįstai gali didžiuotis Molí de Rafelet ryžių malūnas. Čia matome, kaip yra pakuojami Bomba rūšies ryžiai. Čia yra Grand Reserva, kuris yra namų pasididžiavimas. Šie ryžiai neturi sertifikato, todėl kad ta saujelė buvo perduodama iš kartos į kartą jau daug generacijų. Čia yra specialiai suši ryžiai, čia yra Carnaroli, itališka veislė, tačiau puikiai prigijusi Ispanijoje. Ir viskas daroma pačiu rankomis, kiekvienas mažiausias dalykas. Šiandien Molí de Rafelet ryžių malūnas veikia ne vien kaip malūnas. Jame brolis ir sesuo Margalefai įkūrė ryžių muziejų, kuriame galima savo akimis pamatyti ir rankomis išbandyti, kaip dirba ryžių augintojai ir kaip atsiranda vienas populiariausių ispaniškų patiekalų ingredientų.